Dabar mūsų rėmėjo rubrika, jos pabaigoje išgirsite ir naują konkursą, kai vėl galėsite laimėti Krekenavos prizų. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Tai kaip visuomet savo rubrikoje keliaujame į Krekenavos, kai norisi mėsos YouTube playlistą, ten yra daug ir istorinių, jau galima sakyti, pasirodymų, momentų ir sukeliami kiekvieną savaitę šviežiausių, gražiausių epizodų. Ir Algimantas kiekvieną kartą nežino, ką aš būsiu paruošęs. Kokį čia ištrauksi? Aš pasikapstau, ar pagalvoju, ar kažką iš naujausių, ar kažką iš archyvų ir iš karto nusprendžiu su pačiu pirmu playlisto epizodu atkeliauti į šios dienos laidą ir tuoj suprasi, kodėl pasirinkau būtent šį epizodą. O, Gabas Maldūnas. Opa, paklausyk. Šiaip juokinga komentuoti yra kartais dėjimus LKL, bet žinant Gabo Maldūną, ta prasme, šį sezoną kiek jis tokių epizodų turėjo turbūt ne per daugiausiai, bet tas mačas su Neptūnu, tikėkime, užkurs, nes, dominavo po lentą, ne, kiek kamuolių pasiėmė, 7 atkovotus kamuolius puolime, jo. Jo, ir sezonas Gabrieliaus Maldūno tikrai ne pats įspūdingiausias, bet dabar, kai iškrito Fardavsas Eimekas, kapitonas parodė, kas yra kapitonas, tai labai džiugu dėl jo, o tu pastebėjai prieš kokią komandą šitas epizodas. Legendarinė komanda. Pasvalio Pieno žvaigždės. Pasilgta labai. Kartais pasižiūrint tokius legendinius, kaip sakant, video ir tie prisiminimai visokie grįžta, prisiminimai Prienų, kokį Birštoną Vytautą, Pasvalio Pieno žvaigždės atrodo dar taip neseniai, Gediminas Petrauskas ir kiti ten, kas buvo Šerniaus tas geras sezonas vienas. Petrauskas ten irgi taškėsi ten, kaip sakyt, visada be švarko ten praktiškai. Keikėmės tą Pasvalio klubą, atsimenu, kai žaidė, nes pastarosius kelis sezonus prieš išnykimą buvo nelabai stengyvas, jiems ten sunku būdavo surasti ir legionierius, bet tas kažkiek LKL klasika. Man tokie, žinai, vis laik pasvalys tokie būdavo Harlemo, kaip ten Globetrotters vadinasi, tokie, kur sueina, tokie, žinai, tipo, jie maždaug gatvės krepšinį žaidžia. Tai kažko tokio nėra šį sezoną LKL, iš tikrųjų tokios komandos vis laik specifinė buvo, daug tų amerikiečių prisirašydavo labai. Turi kažkokį žaidėją iš Pasvalio, kurį įsiminęs esi kaip kažkuo įdomu, kažką nuveikus, aš turiu savo variantą, paskui galiu pasakyti. Buvo ten labai įdomių tų užsieniečių. Mano įdomiausias Janikas Franke. Jis dabar dar neblogam lygiai žaidžia. Ir tą sezoną jie buvo labai arti neblogų rezultatų. Jie niekada taip ir nepateko į LKL pusfinalį, ketvirtfinalį. Tada, man atrodo, nuo Utenos jie gavo, bet tikrai neblogas sudėtis. Po to buvo tą centriuką pasiėmė iš Italijos aukščiausios lygos, užstrigo pavardė. Jo, atsimenu, irgi gerai šiaip atrodė, gerai atkarpą ten tada sužaidė, bet irgi dabar nebeatsimenu, reiktų gaminti, reiktų pasiruošti, žinai, jau tada jau, jeigu norim kalbėti apie Pasvalio legionierius, tai... Bet jo. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos.